Šią savaitę ir vėl esu laidoje Ačiū Dievui atėjai. Čia reporteris Kersas specialiai manęs studijai. Ačiū Dievui atėjai. Reporteris Kersas kartu su Robertu Kupstu. Labas, Robertai. Labą dieną. Papasakok, ar sunku vaidinti laidoje Ačiū Dievui atėjai? Oi, taip sunku, žinokit, lipu ant scenos ir prakaituoju. Taip sunku, toks darbas, neįsivaizduoju. Tai nėra kaip dainavimas, reikia eiti, galvoti, vaidinti, tiesiog, šiurpas kelia. O dabar Robertas papasakos, padeklamuos, atsiprašau, eilėraštį apie intimiausias gyvenimo dalis. Prašau. Gyvenimas tai kaip gera moteris. Ko vyresnė, to brandesnė, to geresnė. Reportažas pasuko kitą linkme. Robertas Kupstas sensacingai prisipažino, jo gyvenimas kaip moteris. Apie tai išskirtiniuose reportažuose iš Roberto Kupsto lovos ir draugysčių visokių. Reporteris Kersas sužavėjo aktorė Eglė Jackaitė. Eglė, tai yra apsišaukimas kažkoks. Aktorė ir vaidina laidoje. Kodėl čia dabar taip? Ką reiškia apsišaukimas? Jaunuolį. Jūs mokytės vaidintis, o dabar čia vaidinatės. Vaidinuosi ir kaip žavu ir kaip gera aš Kleopatra pabuvau. O dabar Eglė Jackaitė padeklamuos eilėraštį apie intimiausias gyvenimo dalis. Pabučiavimas tavo buvo karštas ir trumpas. Ir kaip žaibas staigus ir svaigus kaip naktis. O galinga pagunda ir šventieji suklumpa. Pabučiavimas tavo pavogta akivirkštis. Negaliu aš pamirštų įkaitusių lūpų. Jos išdegino žymę lyg širdies gilumos ir beprotiškų svaigulių minčių užsupo jį kaip vergė prie tavęs. Dieną naktį rimos. Reporteris Kersas kartu su Mindaugu iš radijo stoties M1, kuris prisistato kaip Saulėnų atstovas spaudai. O dabar jisai pasakos istoriją, atsiprašau, deklamuos eilėraštį apie intimiausias savo gyvenimo dalis. Aš turėjau 2. Vienas dingo, nerandu. Aš su vienu trututu niekur eiti negaliu. Bet tai nebuvo tas eilėraštis. Aš žinau dar vieną eilėraštį, kurį dabar bandau sugalvoti. Apie pensininką, apie mane pensininką. Pelėsiais ir kerpę apaugęs aukštai. Na, štai garbingas. Ačiū visom žvaigždėm pripažinusiam savo intimiausias gyvenimo dalis. Tai buvo išties įdomu. Iki kitų suskersavimų lygiai po savaitės laidoje Ačiū Dievui atėjai. Ačiū Dievui.